Kaip mažam vaikui saldainį davė. Čia tikriausiai greitkelių laineris yra. Kai prieš metus pasakojau apie naują E-klasės Mercedes, be visų pagirimų išskyriau ir vieną dalyką. Nors modeliai buvo komplektuojami net su 6 skirtingomis pavaromis, iš kurių pusė buvo iš tinklo įkraunami hibridai. Tačiau aš akcentavau vieną dalyką. Jeigu norite įspūdingo gero garso, tai tokiu atveju jums reikia rinktis įprastą vidaus degimo motorą, kuris yra 6 cilindrų ir sukuria tikrai įspūdingą garsą. O visos net ir galingiausios iš tinklo įkraunamos hibridinės versijos turėjo 4 cilindrų motorų su elektros varikliais, jos buvo galingos, tačiau, garsas, sakykime taip, neįkvėpė. Aš netgi pastebėjau, kad, pavyzdžiui, man dizelinio variklio garsas buvo įspūdingesnis negu benzininio. Įspūdingesnis čia taip, kabutėse. Ir štai čia dabar už mane stovi tai, ko tikrai laukia ne vienas tiek Mercedes, tiek ir šiaip apskritai galingų automobilių gerbėjas. Naujas Mercedes AMG i53. Čia yra iš tinklo įkraunamas hibridas, kuris gali būti tiek sedanas, tiek ir štai universalas. Ir jisai pagaliau turi 6 cilindrų eilėje motorą 3 litrų, kuris kartu su elektros varikliu pasiekia net 430 kW arba 585 arklio galias. O jeigu užsisakyti papildomą sportinį paketą, tokio automobilio galia siekia net 450 kW arba 612 arklio galių ir iki 100 km/h jis įsibėgė vos per 3,8 sekundės. Be sportinio paketo jis įsibėgė per 4 sekundės. Šie duomenys yra kalbant apie sedanus, o jei kalbėti apie universalus, tai yra 1/10 sekundę lėtesni. Bet kokiu atveju velniškai greiti automobiliai. Mes kalbame ne tik apie galią, bet ir apie išskirtinę Mercedes AMG automobilių išvaizdą. Jos labai lengva iš karto atpažinti tiek pagal tikrai efektingas priekinės groteles, tiek pagal štai tokį efektingą priekinį aerodinaminį buferį ir netgi priekiniai sparnai yra gerokai platesni negu įprasto E-klasės Mercedes automobilio. Ir pažiūrėkit, kaip įspūdingai atrodo ratai. Standartiniai yra 19 colių skersmens, o čia yra net 21 colio skersmens. Ir tikriausiai jau matote stabdžių diskus, kurie standartiniai yra 370 mm, o papildomai galima užsisakyti net 390 mm skersmens stabdžių diskus. Ir žinoma, visose versijose raudonai nudažytos galingos stabdžių apkabos. Iš galo automobilis taip pat skiriasi nuo įprasto E-klasės Mercedes. Visos versijos turi štai tokį nedidelį aerodinaminį bagažinės aptaką. Papildomose komplektacijose jisai gali būti iš anglies pluošto. Štai efektingi išmetimo antgaliai. Tiesa, kol aš čia pasakau apie visokius dinaminius parametrus ir kitas vizualinės grožybės, visai pamiršau paminėti. Taigi čia yra iš tinklo įkraunamas hibridas. O tai reiškia, kad šitas automobilis, turėdamas daugiau kaip 20 kWh talpos akumuliatorių, vien tik elektra, gamintojo duomenimis, gali nuvažiuoti iki 100 km. Bet žinoma, kas su tokios galios automobiliu važinės vien tik elektra. Tačiau galimybės tikrai nemažos važiuoti vien tik elektra, jeigu jums nėra reikalo skubėti, neturite ūpo, neturite noro, neturite įkvėpimo, tai štai čia yra įkrovimo vieta, įkrauti akumuliatorių ir įkrovimas galimas iš įprasto elektros tinklo iki 11 kW siekiančią galią, o greituoju įkrovimu galima įkrauti 60 kW gale ir per 20 minučių galima įkrauti pilnai akumuliatorių, kad nuvažiuoti tą mano jau minėtą 100 km vien tik elektra. Kad jau priėjau prie automobilio galo,
Tai štai, į sedano bagažinę telpa 370 litrų. Štai į ten stovinčio universalo bagažinę telpa iki beveik 1700 litrų. Akivaizdu, kad universalas yra gerokai praktiškesnis automobilis. Tačiau, kai perkate tokį greitą Mercedes AMG, na, aš nežinau, ar praktiškumas čia yra pats svarbiausias dalykas. Bagažinė kaip bagažinė. Siaura anga. Ir va, kol šnekėjau, universalas išvažiavo. Bet jeigu reikia didesnės, praktiškesnės bagažinės, tai va, įvažiuoja va tenais. Važiavo. O čia automobilio gale apačioje yra sumontuoti nemažos talpos akumuliatoriai. Tikriausiai čia atstumta priekinė sėdynė. Štai iškart matau, kokios efektingos AMG sėdynės atskirai užsakoma. Žiūrėkit, koks efektingas salonas. Na, tikrai nekyla klausimų dėl šio automobilio sportiškų galimybių. Bet žinoma, čia kur kas svarbiau yra, kaipgi sėdėsi priekyje. O dar svarbiau, kaipgi važiuojasi. Žinoma, kur reikia sėdėti tokiam automobilį? Aišku, kad priekyje. Na, aš nesikartosiu, kokie yra įspūdingi šiuolaikinių Mercedes automobilių salonai ir tas dar labiau pasakytina apie šį Mercedes AMG. Na, žinoma, individualizacijos galimybės milžiniškos, nustatymų galimybės milžiniškos, didžiausias įmanomas ekranas netgi štai priešais keleivį. Na, iš tikrųjų, čia tikrai labai daug nustatymų, bet čia yra sportiškas AMG automobilis. Galingiausias E-klasės Mercedes, todėl kur kas svarbiau kiti akcentai. Vien paklausykite užvedimo garsą. O, širpas nueina. Pasižiūrėkite į detalės. Čia yra ypatingi paketai. Štai, pavyzdžiui, raudoni sportiniai diržai. Ar tos pačios sėdynės turi tokį stiprų šoninį prilaikymą. Pradžioje aš atsisėdau, na galvoju, tikrai kietokos sėdynės. Bet iš tikrųjų pravažiavus štai jau dabar daugiau kaip 300 km, nieko, viskas gerai. Tikrai patogios labai, bet žinoma, jeigu norite daugiau komforto ir pavyzdžiui, jeigu norite, kad sėdynės būtų vėdinamos, tai tada reikėtų rinktis tikriausiai kitokias sėdynės negu šios. Taip pat, vairas taip pat gali būti individualizuotas, čia jis yra aptrauktas mikropluoštų, toks labai švelnus, labai patogus paimti, žinoma, svirtelės perjungti pavaras, žinoma, įvairiausi važiavimo režimo nustatymai, kadangi tai yra hibridas, iš tinklo įkraunamas, dažniausiai jis pradeda važiuoti elektra, tačiau galite pasirinkti skirtingus važiavimo režimus, galite pasirinkti individualų ir štai galite nustatyti, kai veikia pakaba ir pakabos nustatymai vėlgi. Gali būti sportiška, sportiška plus, komfortiška, kai veikia variklis, Dynamics, Basics, Pro, tai čia yra štai tie individualūs nustatymai. Štai yra Battery Hold, na tikriausia tai, kad palikti įkrovą, štai yra elektrinis režimas ir visi tie nustatymai yra štai ne tik spaudant čia ekrane, sportinis iškart variklis užsivedė, automobilis net sudrebėjo, tačiau na nebejokite, jis tikrai komfortiškas. Na gerai, S netoks gal įspūdingas garsas, o štai S+. Kaip mažam vaikui saldainį davė. Na taip, to yra šiek tiek dirbtinio garso, ypač važiuojant to sportiškų režimu. Tos pavaros perjungiamos su tokiu truputį dirbtiniu garsu, bet visgi tai yra 6 cilindrų motoras, plus elektros variklis, bendra galia su papildomu sportiniu paketu 450 kW. Nustatymai, na tikrai įvairiausi, tad jo tik belieka važiuoti ir žavėtis. Ir aš turiu pasakyti, kad važiavom Vokietijos autobanu,
tiesa, nenufilmavau, bet važiavom gerokai greičiau negu 200 km/h. Ir iš tikrųjų automobilis labai komfortiškas. Pirmas dalykas, kas mane nustebino, tai jo garso izoliacija. Jis yra tikrai pakankamai tylus, tikrai labai komfortiškas, tiesiog sklendžia keliu. Žinoma, akivaizdu, kad tokio automobilio galimybės, kaip ir apie mano pasakotą McLaren 750S, pilnai galima išbandyti tik tai lenktynių trasoje. Tai tau yra automobilis. Ir stabdžiai. Žinoma, čia siauras keliukas, tai labai neprilakstysi. Čia tikriausiai greitkelių laineris yra, tačiau galite įsivaizduoti, koks įspūdingas šito automobilio pagreitis. Wow. 5 metrų dydžio automobilis, daugiau kaip 2300 kg. Fantastika. Tačiau aš manau, kad privalumas yra tas, kad čia dabar 6 cilindrai, o ne kaip anksčiau V8, kur tikrai turėjo įspūdingą tokį išskirtinį AMG garsą. Tačiau aš turiu važiuoti atgal, kadangi šio automobilio bandymam yra ribotas laikas ir matote, tai yra tikrai įspūdingas automobilis. Cancel. Hey Mercedes. Hey Mercedes. Cancel. Kartais gudrios sistemos pačios nori tau padėti, nors aš tikrai tos pagalbos ir neprašiau. Na, aš čia dabar pradėjau žaisti, tai čia žiūriu įvairiausių ir trasų yra visko, ko tik netrūks. Čia yra ir Franko-Champs, ir Sachsenringas, ir Nürburgringas trasos, kur galima įrašyti savo pasiekimų. Štai yra ir net drag race'o, lenktynių trasos. Galima aktyvuoti ir pradėti, tik tai rašo, kad reiškia paspaudus vėliavėlę. Ir visą tą reikia atlikti uždaroje lenktynių trasoje ir tikrai jau ne Austrijoje. Na, aš to ir nebandysiu, bet iš tikrųjų čia galimybės yra milžiniškos. Štai. 100% sukimo momento gali būti perduodama į galinius ratus. Važiavimas tikrai labai sportiškas. Žinoma, čia galima be galo pasakoti ir vis tiek labiausiai į akis krenta. Ta pirmą įspūdį sudaro įspūdinga grafika, štai visas atvaizdavimas, automobilio dinamikos parametrai, kiti nustatymai. Keleivis gali štai naudoti savo ekranu su visa multimedijos sistema. Bet vėlgi, čia tas automobilis, kur tikrai akcentai yra sudėlioti kitoje vietoje. Kadangi tai yra AMG, tai yra ne tik didesnė variklio galia, bet ir kitokia kėbulo išvaizda, yra kitokie pakabos nustatymai, papildomi pakabos elementai sportiškam važiavimui, ypatingai vertinant didesnį iš tinklo įkraunamo hibrido svorį, kas taip pat aktualu. Ir aš pernai pasakodamas apie naują klasės Mercedes sakiau, variantas ieškantiem idealaus automobilio. Tuo metu, kaip ir pradžioje užsiminiau, man vienintelis užkliuvo dalykas, kad iš tinklo įkraunamos galingiausios hibridinės versijos turėjo tik 4 cilindrų motorus, o štai su šiuo 6 cilindrų varikliu papildomo elektros motoru šis
Na, nežinau, trūkumų nepavadinčiau, šis niuansas buvo išspręstas ir dabar tai yra tikrai kažkas tokio įspūdingo važiuoti ir keliauti tokiu automobiliu. Bet žinoma, visi įspūdžiai, visi efektai nėra už ačiū ir toks automobilis yra, žinoma, brangiausias Mercedes gamoje. Jeigu iš tinklo įkraunamos versijos kainuoja nuo vidutiniškai 75 000 eurų, modeliai su 6 cilindrų varikliais kainuoja nuo 85 000 eurų, tai šis iš tinklo įkraunamas Mercedes AMG E63 hybridas kainuoja nei daug nei mažai nuo 113 000 eurų, o jo praktiškesnė universalo versija kainuoja nuo 116 000 eurų ir žinoma, jūs dar tikrai susikomplektuosite papildomos įrangos, tad automobilio kaina yra tikrai įspūdinga. Tačiau jeigu tik leidžia jūsų galimybės, ieškote maksimaliai komfortiško, tačiau universalaus automobilio su įspūdingomis sportiškomis savybėmis, ne tik važiuojant greitkeliu, tačiau ir siaurose keliukuose, posūkiuose, tai aš beveik neturiu jokių abejonių, kad naujas klasės Mercedes AMG su iš tinklo įkraunama pavara yra vienas geriausių pasirinkimų. Na, o dar kalbant apie automobilio efektyvumą, tai nuvažiavus tikrai nemažai kilometrų autobanų, važiuojant virš 200 km per valandą greičiu, štai dabar po nuvažiuotų 237 km vidutinės degalų sąnaudos yra tik 8,4 litro 100 km, sunaudota 7,8 kWh 100 km, 34% buvo važiuojami vien tik elektra. Tad šis automobilis ne tik greitas, ne tik galingas, bet ir neabejotinai efektyvus, kai kalbame apie degalų sąnaudas.